dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimo aprašo patvirtinimo, kuris numatyta, kad mėšlo lauko rietuvėse tarsi išlyga leidžia tai laikyti ne 6, o 8 mėnesius. Kaip pavyzdys šiais metais lyjo ir tų rietuvių nėjo iškratyti laukuose, nes pasibaigė laikas, o pratęsti nepratęsė. Ir liko ta rietuvė dabar sekantiems metams, tai bus 12 mėnesių. Tai kas dabar bus? Bausite mane 10%, 50%. Kas čia man bus dabar už tai, kad tos rietuvės neiškračiau? Tai kaip galėtumėte įvertinti šitą problematiką susijusią su srutomis ir mėšlu? Kuomet turim tokias sudėtingas oro sąlygas, kaip turėjom, tai ūkininkai tiesiog yra įsprausti į kampą, kadangi jie turi susitvarkyti viską iki lapkričio 15 dienos. Tokie mūsų įstatymai yra ir tokių įstatymų mes privalome laikytis. Tai kol kas valdžia ir valdžios institucijos jų nepakeitė, nors oro sąlygos dar nebuvo tokios, kad negalima būtų to daryti. Reiškia laistyti, o įtirpinėti srutas į laukus. Tokiu atveju mes kaip Bauer koncerno atstovai Lietuvoje, Bauer koncernas gamina tokius įrengimus kaip mėšlo separatorius, ką galime pasiūlyti ūkininkam, susimažinti skysto mėšlo kiekį savo rezervuaruose arba tiesiog talpyklose, kur jūs laikote šiuo metu, reiškia, srutas arba skystą mėšlą, kaip jūs tai pavadinsite. Tai šių įrengimų pagalba jūs galite tai padaryti, atsiseparuodami ir susimažindami, reiškia, tūrį iki 30%. Tai čia viena iš tokių išeičių yra. Kita iš išeičių, aš kaip supratau, kad buvo didžioji dauguma ūkininkų tiesiog negalėjo įvažiuoti į laukus su savo, reiškia, bačkomis srutovežiais, kuriais transportuoja, reiškia, srutas ir ant, reiškia, bačkų ar srutovežių gale yra įtirpėjai arba tiesiog įtirpinėjai arba laisto, reiškia, čia jau priklauso kiekvieno ūkio technologija. Mes siūlom dar vieną tokią technologiją, taip pat iš Bauer koncerno. Tai yra dizelinių arba ne tik, reiškia, arba siurblių, kurie montuojami yra ant traktoriaus darbinių vėlenų, pagalba tiekti srutas 5 km, 7 km, tiesiog nuo jūsų numatyto atstumo iki, tarkim, 12 km atstumo į laukus. Tai jeigu jūs turite galimybę ir turite laukus aplinkui, tai jūs galite, reiškia, susikomponuoti tokią technologiją kaip, tarkim, dar ir tarpinį kažkokį konteinerį ir jūs galite paduoti didelių atstumų savo turimą skystą mėšlą arba srutas į laukus, o ten įtirpinėti su traktorium, ant kurio yra sumontuotas įtirpėjas, vienokio ar kitokio tipo. Jis gali būti diskinis, gali būti noraginis, yra, reiškia, tokio specialaus treilinkščių pado, reiškia. Jisai yra lengvesnės konstrukcijos, traktorius nėra tiek stipriai apkrautas ir netgi jeigu tai yra sąlygos drėgnesnės, aišku, ne katastrofiškai drėgnos, kai turėjom vietų, tai vis dar ūkininkas gali tą daryti iki tos 15 dienos. Tai va gali jisai tiesiog susireguliuoti, susitvarkyti savo, reiškia, skysto mėšlo išvežimą į laukus tokiais momentais kaip šiais metais. Nes standartiškai, jeigu geri metai, jeigu yra sąlygos neblogos, tai didžioji dauguma ir suspėja. Pažiūrėkite į keletą metų, reiškia, iš eilės istoriją, suspėja. Reiškia, iš rudens suspėja, viskas tvarkoj. Bet, pavyzdžiui, šį pavasarį mes turėjom kitą problemą. Mes turėjom labai lietingą žiemą, labai lietingą pavasarį. Ir pas mus, kaip žinia, įtirpinėjimas prasideda pavasarį, tik tai tu gali vežti į laukus, reiškia, savo skystą mėšlą nuo kovo 15 berods ar 20. Visos jau talpyklos pas ūkininkos buvo perpildytos, nors oro sąlygos buvo jau viskas nutirpę ir iš tikrųjų leidžiama keliauti, gamta pati leidžia, nes tai nėra nustatyta, negali nustatyti turbūt joks žmogus, nuo kurios dienos iki kurios dienos tu gali vežti ar ne. Jeigu sąlygos leidžia ir jeigu nėra įšalo, ko mes ir bijom, kad nenutekėtų, reiškia, tas mūsų skleidžiama ta frakcija, nenueitų į giliuosius, reiškia, kažkur tai nenutekėtų išorinius vandenis ir taip toliau. Tai to mes daugiausiai ir bijom. Jeigu yra normalios sąlygos, tai dirba paprasčiausiai priims, įsisavins kaip trąšą ir tiek.
Tai vėl buvo pavasarį ta pati problema. Tiek rudenį, tiek pavasarį ta pati problema buvo. Tai ūkininkai aplamai, tiesiog yra, sakau, kaip įkaitai pastatyti, terminų niekas nekilnoja, yra sudėtinga. Tai kaip aš ir siūlau 2 technologijas, dar kartą pasikartosiu, tai separuotis, taip susimažinant tūrį ir turėti daugiau tirštesnės masės. Tai su ta tirštesnė masė vienas dalykas, ją naudoti gyvulių kreikimui, tai tada automatiškai jūs mažiau turėsite išvežinėti laukus ir vargti su to, reiškia, su to mėšlu tiek tirštu, tiek skistu. Dar yra technologija, kur jūs galite pasterizuoti, reiškia, prieš tai, kaip atiduodate į guoliavietes. Tai yra vėlgi prieš tai separavimas, paskui seka pasterizavimas. Jau Lietuvoje tokių technologijų yra instaliuotų ir bus daugiau instaliuotų. O su skistu mėšlu tvarkymasis, kaip minėjau, separatorius, taip susimažina tūrį ir padavimas, reiškia, žarninės sistemos pagalba į tolimus atstumus. Taip, išvengiat viso. Gerai. Tada kitas dar klausimas būtų, štai visai neseniai, dabar neatsimenu, aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, berods aplinkos ministerija paskelbė, kad skyrė milijonus eurų biodujų jėgainėms įrengti. Ar čia galėtų būti taip pat vienas iš tų sprendimų, kuriuos gali pasiūlyti Interagija? Mes tą siūlom ir mes jas instaliuosim 2024 metais. Yra šiuo metu dirbama su šiais projektais. Už sienos mūsų kolegos, mūsų partneriai, su kuriais mes dirbom ir esam bendroje grupėje, tai jau yra suinstaliavę 80 kelias tokias jėgainės. Čia nieko naujo. Kad skiria, tai labai puiku. Tik tais tikimės, kad tie ūkininkai turės galimybės ir bus tokios sąlygos jiems sudarytos, kad jie galėtų ją statytis. Tokios biodujų jėgainės pagalba jūs visą skystą mėšlą absoliučiai perdirbate į digestatą. Tai po šito viso fermentacijos proceso, kuris trunka iki beveik mėnesio, jau galutinį, reiškia, turite galutinę frakciją, kuri iškeliauja, tai yra pofermentas, arba kitai vadinamas tautoj digestatas. Tai ši frakcija jau ji nėra traktuojama kaip skystas mėšlas arba srutos, kadangi tai yra perdirbta frakcija. Jau yra nuo jos nuimtos nuodingosios arba, reiškia, bet kokios gamtinės biologinės susidarančios dujos, kurios susidaro skystoj frakcijų, kurie pareina iš fermos arba iš gyvulių, kaip čia iš kurios vietos paimsit. Tai čia jūs susitvarkote su kvapais. Vienas dalykas, dirbdami, kaip įtirpinėsite paskui šitą frakciją. Kitas dalykas, jūs pasigaminsit biodujas. Jas galėsite panaudoti čia, kaip jau jums reikės pagal savo poreikį. Arba jūs jas naudosite tiesiogiai pastatų šildymui, tarkime. Arba jūs jas leisite per vidaus degimo variklius. Taip susigeneruosite daugiau šilumos ir elektros energijos. Ir yra dabar jau pati naujausia technologija, kuri ateis, galbūt tokio dydžio jėgainėse ne kitais metais, bet dar kitais metais. Tai kuomet jūs galėsite savo biodujas pasigamintas įsivalyti, susislėgti ir jeigu turite tokią, kaip sakoma, techniką, kuri būtų varoma išvalytų suslėgtų biometanu, tai galėsite naudoti pildai savo reikmėm. Yra jau tokių objektų padarytų, netgi Latvijoje yra vienas toksai. Tai čia jau dabar mes jau einam link tų inovacijų, kada yra jau ir agritechnikoje, ir traktoriai metano varomi. Tai jų labai daug, ta prasme, daugelis gamintojų yra sukūrę. Yra jau Lietuvoje traktorių biometano varomai ir netgi lietuvių kompanija pristatė. Tai džiugu. Gerai, tada Ugniau noriu jūsų pasteirauti tokio dalyko. Lietuviai be galo išradingi žmonės. Kuomet kilo štai srutų tai problema, kada ypač Žemaitijos ūkininkai čia su ta problema susidūrė, žmonės sakė, kai kurie sako, mes naktimis išpilsim, kur reikia, kur nereikia, mes tenais padarysim, nuvešim prie ministerijos išpilsim, ar panašiai ir panašiai. Tai kaip jūs vertinat, kad ūkininkas galvoja, gal man slaptai išpilti,
Bet gal vis dėlto geriau yra susitvarkyti, kaip jums atrodo? Slapta tai čia nesprendimas. Ta prasme, prie šio laikinių technologijų tai tas slapta gali būti pirmas ir paskutinis išvažiavimas iki tam tikrų, reiškia, baudų, sankcijų arba dar kažkokiu tai kitų apribojimų. Ne? Ir po to ūkininkas gali labai daug turėti problemų po šitų pažeidimų. Tai geriau tvarkytis. Tai plius, kai šiai dienai tas skystas mėšlas arba, nes pagrindė mes šiuo metu turėjom su skysto mėšlo išvežimu į laukus, kadangi srutovežiai bačkos sudėtingai keliavo į laukus ir, reiškia, buvo tikrai labai šlapia, tikrai daug limpo, laužė techniką baisiausiai ir taip toliau. Tai jeigu jie šiek tiek, kadangi jau investavo tokias technologijas ir jau yra modernios fermos ir yra moderni technika, su kuria vežioja modernus traktoriai galingi dideli, tai belieka labai nedaug investuoti į tokį dalyką kaip šito, reiškia, skysto mėšlo arba srutų perdirbimą, apdorojimą ir turėti ramiai iš to turėti naudą. Ir sulaukus lapkričio 15, nelaukti, kol tą naktį kažkur išveš ir kažką tai padarys. Ir plus mes dar nežinom, kaip bus dabar su orais. Niekas nežino, kokia bus žiema. Bet aš, pavyzdžiui, turiu atvejį labai, pavasarį mes pradėjom dirbti tą temą. Tai su tą pačią problemą ir nuo to momento, kaip pavasarį turėjo tų problemų, mes susitikom parodoje dar prieš tai. Sako, ką daryti. Sako, mes taip greit lagūnų ir rezervuarų šitą nepasistatysim. Tai yra didelė investicija, jeigu didinti. Menkiausias rezervuaras, jisai su visais leidimais, su visko pastatymas tikrai trunka metus su trupučiu ir kaina yra gerokai virš 100 000. Gerokai virš 100 000. O separatorius? Tos separatorius, jeigu su visą technologiją, su visko pastačius, ten apie 40, jeigu prie didelių apimčių. Jeigu stambesnis kainuoja apie 60-70 000. Bet tai yra, reiškia, tu sugalvojai, nusprendė, kad tu jį reikia pastatyti ir tu jį pastatėjai. Per kiek laiko pastatot? Jeigu mes jį turime, kaip pavyzdys, šiandien gavom 2 atvažiavo, reiškia, pagal ūkininkų užsakymų, šiaip palaikom ir likučiuose, tai mes jį galim suinstaliuoti labai greitai. Per kokią instaliaciją vyksta 2-3 dienos, jeigu mes visus komponentus turim, kol valdymai blokai sueina, taip toliau, jeigu viskas vietoj, tai mes galim per kelias dienas paleisti. Jau vėliausiai per savaitę. Per savaitę vėliausiai. Ir tas žmogus pasistatęs, jisai, pavyzdžiui, čia mes turim atvejį, labai paprasta. Tai pas juos yra rezervuaras, to aš pasakysiu, kokio dydžio, 6000 kubinių metrų. Jie jame jau neįsitenka. Tai pastatyti taip greitai nėra galimybė. Nes per tokią laiką negausi nei leidimų, nei įsiliesi galų gale ir taip toliau. Tai dabar statom separatorių, jį paleidžiam ir jie besiseparuodami maždaug susimažina 30% savo 6000 iš 6000. Jeigu 30%, jie, reiškia, turės vietoj 6000 4200 kubinio metrų. Tai jau tu jauties ramiau. Jau tau nebaisu, kad ta kovo 15 diena ateis, kad ir kaip bus lietinga, bet jau 1800 kubinių metrų prilyt, jau čia yra kas veikia. Turėjau labai stipriai lyt. Aišku. Gerai, ačiū Jums labai tada. Prašom. Ūkininkai susiduria šiuo metu su didelė problema, kad yra perpildyti srutų rezervuarai. Kokius sprendimus gali pasiūlyti plieninis dobilas ūkininkams? Plieninis dobilas, aišku, nei gamtos pakeis, nei įstatymų, tačiau sprendimus mes galime pasiūlyti. Tai turėtume šiuo atveju pasiūlyti 3 sprendimus. Pirmas sprendimas būtų didesnis rezervuaras, kadangi mes galime padėti paruošti projektus ir įrengti didžiulius stacionarius rezervuarus. Tai yra standartinis rezervuaras, kuomet yra iškasama įduba, išklojamas dvigubas sluoksnis ir savaime suprantame konsultuojama apie maišymo įrenginius. Antras sprendimas gali būti laikinieji rezervuarai. Jeigu neturite pinigų, noro, galimybių ir panašiai, galite įsigyti ir susimontuoti pas save kilnojamus rezervuarus. Kas tai yra? Tai yra 2 variantai vėlgi. Arba sukasamas nedidelis pylimas ir ištiesiamas dviguba danga.
Arba statoma tuomet papildomas baseinas ir į vidų įtiesiama danga, taipogi antras sluoksnis, ir tai yra kilnojamas rezervuaras, kuris kaip ir didysis stacionarus rezervuaras gali būti naudojamas pagal paskirtį, tik kainuoja truputėlį mažiau ir aišku, pasibaigus eksploatacijos laikui gali būti surinktas iš tos vietos, išvalytas ir padėtas kaip pavyzdys į sandėlį. Trečias variantas, ką mes galime pasiūlyti, kadangi dabar klaidingai vadinamų žaliuoju kursu, nors aš manau, kad turėtų būti žalesis susitarimas ir saugome labai gamtą, nes gamtą saugoti reikia, tiesiog su protu, galima pasiūlyti uždarus rezervuarus. Tai irgi yra dvigubi sluoksniai, tai privalomas, aišku, apsauginis baseinas arba pylimas, išklotas papildoma danga ir yra tiesiama uždara talpykla. Ten jau, aišku, maišymo įrenginiai pašalinant yra truputėlį kitokie, tai yra labai didelis platus pasakojimas ir čia gal atskira būtų tema, bet irgi galimas variantas uždaros talpyklos. Mes kalbam apie lanksčias talpyklas, todėl ir minėjau būtent antruoju variantu, kad galimas toksai dalykas kaip tiesiog išplauti ir padėti, tai yra lanksčios talpyklos. Tie patys apsauginiai karkasai, apsauginiai baseinai, nors jie yra sutvirtinti metalų, bet jie yra iš to paties lankstaus plastiko, jie yra ilgamečiai, jie yra pakankamai lengvai valomi, atsparūs aplinkos poveikiui ir labai gali pasitarnauti tiek kaip stacionarus, tiek kaip kilnojamas tokios problemos sprendimo variantas. Kokio dydžio tai kubatūros būtų talpyklos? Iš esmės, į didžiausią, tai mes kaip ir ribų nesam išbandę, nesam pasiekę ir net neįsivaizduojam, kokia tai gali būti riba. Savaime suprantama, kažkokia jau turi būti, bet tai yra tikrai dideli skaičiai. Apie mažas, labai mažas, iš tikrųjų viskas atsiremia į savikainą. Nes kubo talpyklą kažin ar galėtume įrengti, kažin ar būtų naudinga tokia įrenginėti. Bet jeigu mes kalbam apie 10, 20, 50 kubų talpyklas, tai iš esmės problemų nėra jokių, jas galime pakonsultuoti, galime įrengti, galima prižiūrėti ir taipogi galima parūpinti maišymo įrangą. Kiek jos kainuoja įrengimas pats? Na, su viskuo, tarkim, paskaičiavus, jeigu nuo A iki Z kubo, kaip sakoma, kaina būtų. Ar įmanoma tai paskaičiuoti ar nelabai? Sunkiai, kadangi iš esmės kubo kaina atpinga nuo dydžio priklausomai. Tarkim, jeigu vienas kubas gali atsieiti ir labai brangiai, tai yra ir 200 ir 300 eurų su visų pristatymų montavimu, tai jau kalbant apie didelės kubatūros talpyklas, tai savikaina tikrai stipriai mažėja. Nu, tarkim, 50. Iki 50-60 eurų tame tarpe. Tai maždaug tokios ribos. Aišku, kiekvienas projektas yra vertinamas atskirai, pagal tai, koks poreikis, pagal tai, kas paprasčiau. Tarkim, antrojo varianto, tos pusiau, pavadinkim, kilnojamos atviros talpyklos, jos kažkiek tai pigiau atsieina, uždaros daugiau, brangiausiai, ko gero, atsieina stacionarios talpyklos, tačiau mes žemės kasimo darbų nedarome, todėl negalėčiau pasakyti net kiek tai gali kainuoti šiai dienai. O ar galima įsigyti šias talpyklas per įvairias ūkininkų paramos programas, kurias skelbia kaimo plėtros programoje ten ir panašiai? Aš nematau tam kliučių, tiesiog reikėtų sekti tas programas, kadangi jų yra tikrai labai daug, labai įvairių ir kiekviena turi savas taisyklės, atsakyti būtų sudėtinga, bet kliučių tam tikrai neturėtų kilti.